Nakčių naktelį per naktelį nemigau, su brolalu obolėlus aš rinkau. X Faktoriaus vasara. Linksmai ir madingai. Intimu. Kažkaip pernelyg net sakyčiau. Niekada nesu buvęs su kitu vyru. Tai. Visad būna pirmas kartas. Sveiki, bičiuliai. Kol Vaidas iš Powerhit Radio bando sugrįžti į save, mes pristatom dar vieną seriją artėjančio X Faktoriaus proga, naujojo sezono proga, kuris jau rugsėjo mėnesį. Taip greitai. Taip greitai, o prieš tai visai šviežia Lietuvos žvaigždė, praėjusio X Faktoriaus nugalėtoja Iglė. Klausyk, Iglė, artėja naujas X Faktoriaus sezonas, kuris jau rugsėjai startuoja. Kai tu pildei anketą pati. Aš pati pildžiu, taip. Tu galvoji, kad tu gali laimėti X Faktorių, kaip pildai? Nu, taip atvirai dabar. Nu ne, tikrai ne. Tai ko tada pildai? Nežinau, mane buvo užliejęs pyktis. Koks pyktis? Kai man žmogus pasakė, kad aš negaliu dainuoti. Ir tada norėjosi įrodyti, kad yra šiek tiek kitaip. Neįsivaizduoju, po to laiko nebekalbėjom su tuo žmogum. Tai linkėjimai tam žmogui, kuris galvoja, kad Iglė nemoka ir negali dainuoti. Turėjai kažkokią, svajonę, specialybę, nežinau, norėjai būti, pavyzdžiui, gal teisininkė, daktarė kokia nors, ar nežinau, autobuso vairuotoja. Tikriausiai norėjau būti stiuardesė. Stiuardesė norėjai būti? Prisisekite saugos diržus, jeigu krisime žemyn, brace pose. And it beats to the sound of silence. And it beats to the sound of silence. Nu, čia aišku, kad meilė beveik visose dainuose yra meilė, tik ją gali pritaikyti skirtingai. Nes, pavyzdžiui, ant svai policai tai nėra apie meilę daina. Bet gera daina. Tu žinai šią dainą? Jo. Ja. O mes galim padaryti testą dainų. Putėlį duosiu, o tu man pasakyk, kas per grupę. Tai žminė pidmanula, tai žminė padvila. Dažnai verki klausydama muzikos? Ne. Dainuodama neverki? Šiaip dažnai gyvenime verki ar ne? Dažnai jo. Dėl ko? Nu, ypač vakarai. Ar kai mes davinėja klausimus, jautiesi kaip pas policijai sėdėtum, pas prokurorą? Jo. Jauti įtampą? Jeigu atvirai visi šitie interviu, jie nieko bendro neturi, mums neįdomu, ką jinai veikia gyvenime. Kur pinigai? Tu išleidai visus saugiai pas tėtį laikosi. Bet neišleidai visų, neištaškai taip? Ne, nu žiauriai norisi, bet negaliu dar, nelabai leidžiu. Neleidžia tėvai ir tėvai ir širdis neleidžia. Ta prasme, aš nesu kažkokia wow, kad valgyčiau ten kažkokius steikus kiekvieną dieną. Man žiauriai patinka bulvės ir kefyras. Tai tiesiog, bulvės, sasiskas ir Iglės vakarienė. Jo. Mes žinom, kad tave tėvai pasmerkė. Ar tai yra tiesa? Tu norėtum gyventi Vilniuje, bet pabėgti iš Marijampolės, gaunasi. pakeisti mokyklą. Norėjau tai padaryti, tikrai norėjau, bet tikriausiai ir mama laukė to momento, kada aš susivoksiu, kad reikia pabaigti 12 Marijampolėje. Bet tai, žiūrėk, tai buvo konfliktas tarp mamos ir tavęs kažkurį laiką? Buvo nuomonių nesutapimas. Ir kas, nekalbėjot, nebendravot? Ne, ginčydavomės kiekvieną dieną. Tu mėgsti ginčytis? Aha, mano mat tuo labiau. Tai jūs dvi karčios moteris vienu stogu. Mes abi skorpionais. O Jėzau, Marija. Ir tėtis tarp kitko. Bet kai tėvas savo žodį pasako, Marijos pabaiga būna. Du skorpionai prieš vieną šį kartą. Mama sako tą patį, tik tėtis pasako viskas, ta prasme. Viskas nukrenta gerai, tėti, ir nežinau kodėl. Tu į Facebooką viską dedi, ką tu dedi? Tu dedi savo atostogas, tu dedi ką valgai, tu savo mamą net filmuoji ir dedi į Facebooką ar ten į Instagramą visur kitur. Mama nori žvaigždę padaryti ar kas čia yra? Ne, tiesiog kartais labai įdomu parodyti, kaip aš gyvenu, gal dėl to. Tai apie asmeninį gyvenimą nenori kalbėti, bet jį rodai visiems. Rodau gerus dalykus, kurie žiauriai yra faini, šilti ir taip toliau. O tėvai neprieštarauja, jis sako, šį mano nuotrauką. Mama kartais. O turi mamą Facebook'e drauguose? Turiu. O norėtum neturėti? Neturėjau, anksčiau buvau užblokavus ją, bet gailiuosi ne tai, kad mamai sukūriau Facebook'ą, bet močiutei.
Močiutė tavo turi Facebooką. Jo. O kodėl? Ką močiutė daro Nu, tokio? jinai labai komentuoja, na, aišku, labai džiaugiasi dėl mano sėkmės ir taip toliau, bet jinai per daug komentuoja. O močiutė turi followerių Facebook'e. Iglės močiutė. Dabar jinai jau turės. Ar reikėjo kažkokios laiko, nežinau, pagalbos galų galės susitvarkyti su tuo dėmesiu? Tu dar labai jaunas žmogus. Nu jo, buvo labai visą tai nauja, bet kažkaip, ir, nu, aišku, ir sunku, beprotiškai sunku buvo, nes pirmi 2 mėnesiai buvo šlovė, ten viskas gerai, fotografuojasi visi. Ir po to, kuo toliau, tuo labiau viskas silpo. Ir tada labai sunerimau viduj, kad gal jau čia viskas, gal čia kaip ir kiti sakė, kad čia tik... Laikina šlovė. Vienai dienai, ne? Jo. Tai buvau sunerimus, bet aš pati savo padėjau, man tėvai padėjo psichologo pagalbos, jos nereikėjo labai dažnai, bet porą kartų teko. Bet reikėjo, ne? Kad galėtum suvokti tai, kas Išsikalbėti, įvyko. tiesiog suprasti jo, visą tai. Mes norime pakviesti naują X Factoriaus sezoną ir tau įtikime fantastinį auksinį bilietą ir sakom, Galėsi atkeliauti, šitas bilietas galioja 2 asmenim, tai kažką turėsi pasimti kartu. Būtinai. Ką pasimsi kartu? Algirdą. Algirdą? Daumantą O atsiūlymą. kodėl? Tiesiog X Factorius, mes jame susipažinom ir dar iki dabar tęsiasi draugystė ir vienas be kitų negalim. Ir taip labai gražiai viskas vyksta ir varysim į X Factor. Populiariausias muzikinis projektas X Factorius jau rugsėjo mėnesį per TV3 bei naujienų ir pramogų portale tv3.lt.